Sveiki bičiuliai. Šioje video prezentacijoje aš jums parodysiu vieną dalyką Draugas LT portale apie keliamas nuorodas iš YouTube'ės kanalo. Na, nepasakyčiau, kad tai yra iš tikrųjų kažkokia labai didelė kritinė klaida, tačiau vienoje vietoje vartotojai truputėlį klaidingai mato problemą. Ir iš viso skirtingi vartotojai į tai atsižvelgia visiškai kitaip. Ką aš turiu mintyje, to jau aš atidarysiu Draugas LT portalą. Taip, to jau jūs pamatysite. Nu va, pereikime į srautą. Ir to aš jums parodysiu, ką aš turiu mintyje. Nu, pradedam sukti srautą, sukam. Nu, va, čia yra įdėtas video, čia yra teisingai įdėta, prie šito video neprikipsi, einam toliau. Čia yra paveiksliukas įdėtas, paveiksliukas teisingai įdėtas, einam toliau, čia paveikslėlis, gerai viskas, čia irgi gerai, ir čia gerai, čia vėl paveiksliukas. Nu, vo, ilgai laukus dar palauk. Ponia Birutė, Vokietija, atsiprašau, yra įdėjusi video. Ir dabar šitas video specialisto akimis YouTube'ės, šitą pasakiau YouTube'ės, Draugas LT portalui yra įdėta ne visiškai teisingai. Reikalas tame yra, kad priklausys dabar nuo tos auditorijos, kuri žiūrės šitą videoklipą. Žiūrėkite, jeigu pas jūs internetas yra stacionarus, įvestas arba telefoniniu kabeliu, arba šviesolaidžiu ir jūsų planas, jisai neskaičiuoja naudojamo interneto trafiko, vadinasi, jums iš principo būtų kaip ir nusispjauti, kaip ta nuoroda įdėta. Šita nuoroda, kaip ši čia yra jinai konstruota, jinai yra skausminga mobilaus interneto vartotojams. Kodėl? Žiūrėkite, jeigu aš užvedu, palaukit, tuoj padarysim, va šitaip va, žiūrėkit, kada aš užvesiu, va žiūrėkit į šitą kairįjį kampą. Žiūrėkit, užvedžiau ant paveikslėlio. Matot, apačioj kairiai pusėje yra youtube.b nuoroda. Žiūrėkit, užvedu ant šitos nuorodos. Adresas kairiai pusėje tas pats. Ir dar čia yra trečia nuoroda, irgi adresas yra tas pats. Tai reiškia, kad paspaudus arba ant paveikslėlio, arba štai šitą nuorodą, arba va šitą mažytę pilkesnę nuorodėlę, visais trim atvejais bus atidaryta naršyklėje nauja kortelė. Pažiūrėkit, va, atsidaro nauja kortelė ir jinai mus išveda į YouTube'ės kanalą. Paspausiu pauzę. Ką tai reiškia paprastam vartotojui, kuris turi normalų internetą stacionarų, ir ką tai reiškia vartotojui, kuris naudojasi mobilaus kokio nors operatoriaus internetu, Tele2, ten Bitė, Omnitelis, nesvarbu. Už tai ką reiškia? Paprastam vartotojui tas trafikas, tos naujos kortelės atidarimas ir viso šito YouTube'ės tinklapio užkrovimas su papildomais va šitais siūlomais filmais, su šituo, su visa kita reklama, kuri čia gali dar atsirasti, va matot, kiek jos daug yra. Tas užkrovimas, jisai sunaudoja papildomai interneto trafiką mobiliems vartotojams. Ir praktiškai pagal pinigus žiūrint, jam šitą nuorodą kainuoja 2 kart brangiau pažiūrėti, negu būtų situacija tokia, kad vartotojas būtų turėjęs galimybę žiūrėti YouTube'ės portalę, pavyzdžiui, tokį frame'ą, kur aš čia rodžiau, kur gerai įdėtas video yra, tokį. Suprantat, šituo atveju video, jisai tik taip dasikrauna į šitą rėmelį iš YouTube'ės ir vartotojui nebereikia atidaryti va šitą naują kortelę. Va šitą . Ir interneto trafikas sumažėja. Todėl dabar mes turim išsiaiškinti, kaip gaunasi ir kodėl gaunasi tokie paradoksai, kodėl vieni vartotojai įdeda tą nuorodą teisingai, kiti jie įdeda neteisingai. Nu, žiūrėkit, dar kartelį atidarysim šitą nuorodą. Pastabdykim ant pauzės, kad nebūtų, garsas netrukdytų. Žiūrėkite, realybėje yra taip. Vartotojai, kurie neteisingai deda nuorodą, jie
kaip daro? Bendrinti, čia va spaudžia, ir nuorodą paima štai iš čia. Matote? Arba tą pačią nuorodą galima paimti tiesiai vat nuo video, va čia, spaudžia dešinį pelės mygtuką ir čia yra kopijuoti vaizdo įrašo URL, arba kopijuoja šitą. Tai va tiek šita vat nuorodos, jos yra identiškos. Tačiau jos abi yra neteisingos, todėl kad įdėjus jas į Draugas.lt portalą, jos visas išves vat būtent į YouTube. O mums reikia, kad Draugas.lt portale šitas video grotų ten tam vidinėme rėmelėje. Todėl mums reikia nuorodą imti iš adresų juostos, štai čia. Ir žiūrėkit, kuo jinai skiriasi. www.youtube.com, o čia yra youtube.b. Identifikatorius video yra tas pats, bet iš principo adresas yra ne tas, jie skiriasi. Ir čia dar yra vienas niuansas. Šita nuoroda, jinai yra prailginta. Stebėkit. http www.vhv lygu identifikatorius ir po M raidės eina apersando ženkliukas end. Matote? Viskas, kas yra apersandas ir į dešinę, reikia tiesiog paimti ir nutrinti. Va šitai, uždėti kursorių už M raidelės ir paimti, užspaudus kairį pelės mygtuką, pabraukti ir ištrinti. Kaip ištrinti? Na, tiesiog, jeigu jūs naudojatės paprastą klaviatūrą, skaitosi nešiojama kompiuterė, va yra tokia klaviša delete. Ant nešiojamų kompiuterių klaviatūrų kažkur tai šitoj vietoj del gali parašyta būti ar kažkas panašaus. Čia yra stacionaraus kompiuterio klaviatūra. Paspaudžiame delete klavišą ir iš karto enter klavišą įvesties. Tai va, to iš tą numetu žemyn. Tai dabar, pasižymėjo man viskas, dabar reikia vėl atžymėti. Man reikia tik tai end ženklą ir viskas, kas į dešinę. Žiūrėkit, aš paspaudžiu pas save ant klaviatūros delete klavišėlį ir galiu paspausti Enter arba va šitą rodiklę. Čia būtų Mozilla Firefox naršyklėje, Google Chrome, ten irgi kažkaip yra, dabar neatsimenu, nes aš ją rečiau naudoju. Nu, paspausiu va rodiklę arba Enter klavišą. Enter klavišas tiks ir Google Chrome'ui. Va, paspaudžiu Enterį. Ir dabar žiūrėkit, groja lygiai tas pats video, tačiau adresų juostoje adresas jisai sutrumpėja. O dabar mes jį pažymim visą, darome dešiniuoju copy. Va dabar nuo šito momento mes galime jau šitą nuorodą įdėti į Draugas.lt portalą. Einame į portalą ir jinai gausis šitaip nukopijavus nebe šitaip, o gausis o taip, kaip ir priklauso. Jinai gausis šitaip, bus didelis. Ir ką tas duos dabar naudos? O naudos jisai duos būtent tai, kad bet kuris vartotojas turės teisę pasirinkimo. Bus šitą nuorodą, kuri ves į YouTube, šitą nuorodą ves į YouTube, bet čia paspaudus šitą grotuvėlį, video užsikraus šiame pačiame lange, neatidarydamas naujos kortelės, nesuvalgydamas papildomą internetinio trafiko ir lengvindamas to mobilaus interneto naudotojo kišenės. Tai va, viską kitką jūs tikriausiai žinote, darėte teisingai. Dabar čia reikia paimti, paspausti nuorodą, čia dešinį pelės mygtuką ir paste arba įklijuoti, va šitą nuorodą čia įsiklijavo, čia paspausti pridėti ir siųsti. Prieš tai, žinoma, va čia į šitą langelį pranešką veiki, galima parašyti kažkokį tai tekstą, kuris lydės jūsų tą įkeltą video. Dabar dar yra viena tokia klaidelė, esu pastebėjęs. Žmonės į šitą laukelį taip pat įklijuoja nuorodą. Jeigu jūs čia į šitą laukelį nuorodą įklijuosite, o ne čia paspaudę nuorodą ir į šitą laukelį, tada gausis toksai paradoksas. Ta nuoroda, jinai bus matoma čia, kaip matote, šitas tekstas, jisai yra parašytas būtent šiame laukelyje. Ir įkelta nuoroda, jinai čia bus matoma, tačiau jinai bus juodomis raidėmis ir jinai bus
neaktyvi, neveiksni. Žmogui tokiu atveju reikės pirmą nukopijuoti tą nuorodą, paskui atidaryti naują kortelę, štai čia į adresų juostą tą nuorodą va taip padaryti, paste, įklijuoti ir tada tik tai paspausti čia ir tada jisai galės matyti tą jūsų video, kurį jūs norite įkelti. Šitai yra iš tikrųjų neteisinga ir vartotojui tas suteikia bereikalingus judesius, jisai vargu ar spaus ir žiūrės tokias nuorodas. Tai va, draugai, tikiuosi, jūs supratote esmę, kad, atsiprašau, nuorodas reikia kelti teisingai. Paprasčiausiai tai rodys jau ir jūsų profesionalumą, o antras dalykas, jisai nesudarys jokių problemų mobilaus interneto vartotojui. Nu, toksai skirtumas yra. Nu, nebent dar yra vienas niuansas, dar papasakosiu prie to paties jau. Sakykim, va tokia situacija. Čia uždarykim šitą, atidarykim naują kortelę. Nu, jūs tokių dalykų neieškokit, pas jūs nebus. YouTube. Nu, aš pavyzdžiui atsidarysiu savo Western video kanaliuką. Čia aš turiu sukūręs porą grojaraščių, kuriuose tiksliau laikau filmus apie indėnus ir vat, kaip tik yra 12 serijų 17 pavasario akimirkų. Nu, iš indėnų ką nors paimkim, žiūrėkit, paleidžiam viską, paspaudžiu, padarau pauzę ir dabar žiūrėkite, kairiai pusėje yra grotuvas, jisai pradėjo groti pirmąjį filmą, kuris dešiniai pusėje vat šitame sąraše yra pateiktas, matote? Ir dabar esmė vėl yra kokia, matot, nuorodą reikėtų realiai paimti štai čia iš viršaus. Jeigu jūs dabar visą šitą nuorodą paimsit, įkelsite į Draugas LT portalą, jūs vartotojai nukreipsite į šitą langą, kur bus visas šitas grotuvas kartu su grojaraščiu. O mums reikia iš to grojaraščio išrinkti vieną kažkokį konkretų filmą, kurį mes norime tam vartotojui parodyti. Nu, sakykime, Verna ir Ruka Druk Indeisov. Spaudžiam ant filmo. Jisai pradėjo groti. Padarom pauzę. Nu, pauzę aš padariau tik tai, kad jūs mane gerai girdėtumėt. Nu, ir dabar žiūrėkit, vėlgi galioja ta pati taisyklė. Ieškom apersando ženklą. V lygu identifikatorius ir po A raidės, matote, N ženkliuką. Nu tai iš karto už A raidės spaudžiame kairiuoju pelės mygtuku ir jį laikydami viską, kas į dešinę, užbraukiame. Va. Matot, epersandas, indeks ir viskas kitkas toliau trinsis. Vėl ant klaviatūros paspaudžiame dešinį pelės mygtuką, vėl paspaudžiame Enter klavišą ir dėmesio. Šitas filmas, jisai pradėjo groti, vėlgi, o grojaraštis, kaip matote, dingo. Ir mes išlyginome nuorodą. Dabar šitą nuorodą galima kopijuoti ir taip pat sėkmingai ją įkelti čia į Draugas LT portalą. Paspaudus nuorodą, jinai čia atsiras, čia įklijuoti ją ir pridėti. Ir po to parašius kažkokį tai lydimąjį tekstą, išsiųsti ir tokia jau gera, teisinga nuoroda atsidurs Draugas LT portale. Viskas, draugai, ačiū uždėmesį, nenoriu labai ilgai jūsų varginti, tikiuosi viską supratote, jeigu kažkas bus neaišku, rašykite laiškus, siųskite siuntinius, bus viskas jums paaiškinta, papasakota, dar ir individualiai. Viskas, ačiū uždėmesį, iki.